Taigi pradėsiu nuo liudijimo. Šiandien ryte aš atsikeliu ir aišku svarstymai iš po vakar didžiulės šventės, iš po to, kaip Dievas daro stebuklus per kai kurios tarnautojus. Ir aš toks atsikeliu, suprantat, viduje tuščias. Kaip pasakyti, tuščias. Visiškai nieko viduje neturiu, tarnavimas artėja. Ir aš iš karto įjungiu savo loginį mąstymą. Ir aš galvoju, tai reikia dabar galvoti, kaip čia, kokia tema geriausiai tiktų. Ir iš pradžių aš tiesiog sėdžiu, vartau užrašus kai kurios ir aš suprantu, kad tame visame vartyme vis tiek tas vidinė tuštuma. Ne tai, kad tuštuma, bet tas, kaip aš sakau, troškulys, jisai niekur nedingsta. Ir aš suprantu, kad aš čia dabar namuose grabaliuojasi savo pastangom, remdamasi savo supratimu, ką aš galėčiau padaryti. Reiškia, ir ką aš tada darau? Aš vaikštau po kambarį ir kalbu kalbom, meldžiuosi kalbom, praktikuoju ir tai rekomenduoju kitiems ir jums praktikuoti tai. Kodėl? Todėl, kad šitas loginis mąstymas, jeigu aš jį, gerai pavaizduosiu pulteliu, šitas pultelis, su kuriuo aš nuspaudinėju, reiškia savo visokius mygtukus, savo gyvenimo mygtukus, aš jį atidedu į šalį. Žinot, kam reikalingas kalbėjimas kalbom? Kad visas loginis mąstymas būtų atidėtas į šalį ir jisai netrukdytų jums bendrauti tiesiogiai betarpiškai. Raštas sako, kad aš tokiu būdu ugdau save viešpatyje, bet aš tokiu pat būdu susijungiu su viešpačiu. Aš bendrauju su viešpačiu. Ir aš sakau, gerai, mano logika, mano supratimas, ką turėčiau dalintis, kokia čia bažnyčios strategija, kas čia geriau tiktų šiandien, pagal visą situaciją aš čia mąstau. Ne. Aš viską atidėjau ir aš sakau, viešpatie, man nesvarbu. Jeigu tu šiandien man neduosi žodžio, nesvarbu, man nereikia, reiškia bažnyčiai nereikia, reiškia Dievas kažką bažnyčiai yra paruošęs per kitus. Ir tu kalbėsi per kitus, nes tai yra tavo bažnyčia ir tu statai viešpatie. Ir galiausiai meldžiuosi ir aš suprantu, kad ateina ta pilnatvė, ateina tas džiaugsmas ir aš sakau, ačiū tau viešpatie, ačiū tau viešpatie. Va tas momentas, kada tu pajauti savo viduje, nežinau, sieloje pajauti, kad iš tos dvasios, iš tos vienybės su Kristumi ateina džiaugsmas ir nusiraminimas. Ir aš nusiraminau ir negi pradėjau džiaugtis, ta prasme, ateina džiaugsmas. Aš kaip iliustraciją panaudosiu mano brangų Joną. Pažįstat Joną, kas nepažįstat, susipažinkit. Kada jisai yra va tame pripildyme, tame artume, iš jo trykšta džiaugsmo šaltiniai. Ar atkreipė dėmesį? Toks ryškiausias, toks pavyzdys, taip, Jonai, broli, tu mūsų brangus. Tai rodo ir kada mes girdim, wow, kaip gera. Ir negi trūksta žodžių, kad apibūdinti tą būseną, kada mes susirenkam ir pajaučiam, kad čia iš tikrųjų yra Dievo dvasia. Dievo dvasia. Taigi, toliau meldžiuosi ir aš suprantu, kad ta būsena, kad aš jau esu visiškai nusiraminęs iš ryto. Ir man ateina džiaugsmas ir aš pradedu dėkoti Dievui. Aš dėkoju, tiesiog nesustodamas, tiesiog be išankstinio plano, aš dėkoju Dievui. Ir aš suprantu, kad tame patyrime, iš susitikimo su juo, iš vienybės su juo, ateina dėkingumas, ramybė, džiaugsmas. Ir čia man prisimena, reiškia, vienas apreiškimas, kad sako, paliks tėvas, reiškia, vyras paliks savo tėvus, susijungs su savo žmona ir taps vienu kūnu. Ir čia mano žmona, bam, Dievas duoda jai apreiškimą ir jinai supranta, kad iš dviejų žmonių meilės gimsta kas? Vaisius. Haleliuja. Tai reiškia, lygiai tas pats ir su viešpačiu. Kada mes susijungiame su juo, vienybėje būname, atsiranda vaisiai, atsiranda tas dėkingumas, džiaugsmas ir panašiai. Mano liudijimas užsitęsė, nieko tokio, matau, dar nemiegat, nežiovaujat. Bet visame tame aš suprantu ir šventoji dvasia pradeda kalbėti, Audriau, tu buvai padžiūvęs, ta prasme, tavo viduje tą būseną galima įvardinti kaip troškulį. Ir tu atėjai ryte prie manęs, atidėjęs visus savo pultelius, loginio mąstymo pultelius, galiu 2 dadėti, taip, 2 pulteliai, loginio mąstymo 2 pulteliai. Ir tu atėjai pas mane. Ir aš tave pagirdžiu. Ir aš supratau, kad tas momentas yra, kada tu ateini šventoji dvasia tau įlieja džiaugsmą. Kada pagirdo jinai tave. Ir iš karto man ateina aiškios 3 rašto eilutės, kuriomis ir noriu pasidalinti. Pirmas, Jėzus yra vanduo.
Jėzus yra gyvybės vanduo. Mes čia, brangieji, susirenkam dėl ko? Mes susirenkam nepažiūrėt, koks fainas Audrius, kaip gerai šneka, arba kokia faina šlovinimo grupė. Ačiū Dievui už jos, taip? Bet mes ateinam visų pirmiausiai su savo vidumi. Mes ateiname pas Dievą, susitikti su Dievu asmeniškai čia šitoj salėje. Ir kai kas mes ateiname pripildyti ir pagirdyti galbūt iš pavakario renginio, pilni džiaugsmo, taip, galbūt iš visos savaitės, galbūt pas kažką Dievas davė tokią apreiškimą, kad jūs jau visus metus kaip ant sparnų skrendate ir šitoj giesmėje jūs sako, taip, aš skrendu, nenorėčiau, aš jau skrendu ir panašiai. Ir tu supranti, kad tu esi pilnas ir ateini čia tam, kad bendrauti ir džiaugtis. Ir kada kažkas džiaugiasi, labai užkrečia. Tai kažkieno džiaugsmas, kada sako, hei, labas! Ir tu pasijauti taip gerai ir tu supranti, esu mylimas, esu laukiamas, esu priimtinas. Ir tie, kurie bijo, mes jų negazdinam, jokių būdų negazdinam. Ir be pasmerkimo, taip. Taigi, Jėzus yra vanduo. Dėl ko mes šiandien ateiname? Mes ateiname pirmiausiai pas mūsų viešpatį. Mes ateiname, susirenkame čia, nebūtinai ryte, nebūtinai per bažnyčios susitikimą, jūs vakare namuose, lygiai taip pat. Iš to troškulio ateisite ir sakysite, viešpatė, ateik, sėsk, čia noriu pasišnekėti su tavim. Mes suprantame, kad jis yra dvasia, bet mes norime ir trokštame bendravimą. Brangieji, tai yra stuburas, tavo krikščioniško ir mano, mūsų ir šitos bažnyčios stuburas, tai yra amžinas gyvenimas, pažinti jį, asmeninis bendravimas su amžinuoju Dievu. Ir tai, į ką mes einame, mes čia turime įleisti šaknis, kad mes nebūtume priklausomi nuo žmonių, nuo pamokslo, nuo bažnyčios, mes būtume priklausomi nuo viešpaties, bet kurio momentu. Ir kada ateina kažkokie tai sunkumai tavo gyvenimą ir tu negali remtis žmonėmis, nes dažniausiai būna tokių situacijų, kad kada ateina sunkumai, negali kažkam prisiskambinti ir negali kažko prisišaukti. Ir tada sakai, palauk, o kur bažnyčia, o kur žmonės, o kur mano atramos? O Dievas patraukė visas tas atramas tam, kad pasijaustum bejėgis ir galėtum remtis tik į viešpatį. Galėtum sakyti, viešpatį, tu esi mano atrama. Nėra žmogaus, kuris man pakonsultuotų ir padėtų, kuris palinksmintų ir pasidžiaugtų, kuris uždėtų rankas ir pasijuoktų, taip, pasimelstų ir pasijuoktų. Jo, bet viešpatė, tu esi mano atrama ir aš dabar, man sieloje yra sunku, man sieloje yra sumaištis, aš remiuosi į tave. Ir šiandien galbūt šitoje salėje yra žmogus, kuris dar niekada nėra priėmęs Jėzaus kaip savo gelbėtojų. Aš sakau, tu patekai į teisingą vietą, tu atėjai prie viešpaties ir tu esi teisingoje vietoje ir tai nėra atsitiktinumas. Tai yra žodis tau iš viešpaties. Jėzus sako, aš laukiau tavęs ir tu trokšti. Tai yra gerai. Ir kada mes ateiname ištroškę, mes sakome, pagirdyk mus. Taip, kur aš esu? Keliaujam toliau. Ir čia yra iliustracija iš Jono Evangelijos 4 skyriaus. Jūs labai gerai žinote apie moterį, su kuria susitiko prie šulinio Jėzus. Taip, jeigu taip pasižiūrėt nuo pradžios, iš tikrųjų Jėzus ateina prie šulinio ir sako, aš trokštu. Jisai fiziškai troško. Ir sako, aš noriu vandens. Moterį, duok man vandens. Ir jinai sako, neturiu samčių, neturiu puodelių, neturiu taip ir panašiai reiškia. Ir toliau sako, duok man vandens gerti. Tai buvo paprastas poreikis, bet visą tai nuvedė į moters vidinį poreikį. Ir toliau Jėzus jai tarė, toliau 10 eilutė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašysi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Žiūrėkit, pirmą, ką jisai sako, jeigu tu pažintum Dievo dovaną, Kristus yra Dievo dovana tau ir man, kiekvienam žmogui, kiekvienam tavo artimui. Ir sako, jeigu tu pažintum, mes turime pažinti, išgirsti apie tą dovaną, kas jis yra ir ką jisai duoda. Mes galėtumėm sakyti, kad, gerai, tu mus pagirdai. Netame, brangieji, yra, kaip pasakyti, pagrindinis tikslas, kad mes nebūtumėm kaip tie mokiniai, kur sakė, jūs sekėte mane todėl, kad gavote duonos. Mes nesekame Jėzumi, kad jisai pripildytų, duotų tos atgaivos, kad mes pažintumėm Dievo dovaną, pažintumėm jį, kas siūlo to vandens. Esmė yra asmuo, esmė yra viešpats, kuris ir užpildo tą tokią tuštumą. Toliau sako,
pati būtum jį prašiusi gyvojo vandens. Ir čia, brangieji, gyvasis vanduo yra tas, kurio reikia šitai moteriai. Kas yra pas šitą moterį? Jis ateina vandens, bet jos viduje yra tuščia vieta. Tuščia vieta ir Jėzus iškart mato, moterie, tu turi troškulį. Šita tuščia vieta yra pas kiekvieną žmogų, tai yra rezervuota vieta. Ir kol mes nepažįstame viešpaties kaip gelbėtojo žmonės, mes bandome įvairiais būdais užpildyti šitą tuštumą. Taip, davai karjerą. Džiaugsmas, ane? Pinigai, atlyginimas, labai gerai džiaugsmas. Labai faina džiaugsmas. Bet vėl tu jauti tuštumą, tada sukuri šeimą, galvoji, kad tame prasme yra šeimoje. Šeimoje 2 metus pagyveni, medaus mėnuo, medus baigėsi, ta prasme, kas esate, suprantat. Ir paskui jau supranti, kad to medaus jau reikia kažkaip jau vienas kitam duoti, mylėti, besąlygiškai ir panašiai. Bet vis tiek šita tuštuma yra. Tu ateini, klausaisi pamokslų, tu ateini į bažnyčią, tu ateini galbūt į didžiausias konferencijas, kur yra garsus pamokslininkai ir panašiai. Uždedant tavęs rankas, bet vis tiek tu jauti viduje tuštumą. Ką aš noriu pasakyti, brangieji, tas, kas nesate priėmę Jėzaus kaip gelbėtojo, šita vieta yra užpildoma tik tai Jėzumi. Ta tuštumą, ta alkė. Šiandien kalbu apie poreikį ir apie jausmą. Mes turime suprasti, kaip pasakyti, atpažinti, kada mes turime troškulį. Kada yra troškulys. O kada yra troškulys, tada yra, kaip pasakyti, mes ieškome iš kur atsigerti. Tai yra natūralu. Mes ieškome vandens. Ir kartais netgi pasimetame, kaip pasakyti, pasineriame į įvairiausius šaltinius, kad atsigerti. Ir mes galvojam, kad tas žmogus mus pagirdys, tas žmogus mus pagirdys, tas žmogus pagirdys. Aš įsijungiu YouTube ir ten gaunu kažką, šiek tiek, bet praeina pora ir tu vėl žiūri, kad vėl išdžiūvęs kaip dykuma. Ir supranti, kad visi šitie aplinkiniai dalykai, jie yra tik tai laikini. Ir supranti, kad turi ateiti pas tą, kuris turi gyvojo vandens. Ir sakai, taip viešpatie, aš ateinu pas tave. Aš ateinu pas tave, nes pas tave yra šitie gyvybės vandenys. Keliaujam toliau. Nepasispaudė. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, vėl trokš. Aš kalbu apie vidinę tuštumą, kurią gali užpildyti tik tai Jėzus. Neužpildysite nei pinigais, nei malonumais, nei atostogom, nei kitokiais kokiais dalykais, kuo mes bebandytume. Ir jeigu tu savyje atpažįsti tam tikrą tuštumą, tu supranti ir sakai, taip viešpatie, ji nepatinka, bjaurus jausmas, bet aš ateinu pas tave. Ir kada mes ateiname pas jį, sako, aš jam duosiu. Ir nebetrokš per amžius. Jis pagirdo, jis užpildo šitą tuštumą ir mes sakome, va čia yra gyvenimo prasmė, aš atradau savo gelbėtoją ir viešpatį, jaučiu tą santykį su juo, jaučiu gyvenimo pilnatvę ir mes iš to judame, bet negana to, kad jisai ateina ir duoda vandens ir pagirdo, jisai sako, taps jame versme vandens trykštančių jam žinai gyvenimą, versmė. Brangieji, kas esate pasitikėję Jėzumi kaip savo gelbėtoju, galite rankų nekelt, matau pakeltas rankas, bet aš noriu pasakyti, kad iš Dievo malonės jūs esat šaltinėliai. Jūs esat šaltinėliai. Tada jūs galvojate, gerai, Audriau, tu čia gražiai šneki teoriją, mes žinom, o kaip yra praktiškai? Kodėl praktiškai tu šiandien iš ryto netryškai šitais šaltiniais, o reikėjo eiti ir melstis? Todėl, kad yra tas senas žmogus, tas sielinis žmogus, kaip pasakyti. Ir atsimenat paveiksliuką, kada vyksta transformacija bendraujant su šventąja dvasia. Iš to kokono atsiranda kirmeliukas, kuris šliaužo po žemę. Jis niekada galbūt negalvoja, kad jisai taps drugeliu, bet jo paskirtis ir prigimtis būti drugeliu. Ir transformacija yra ta, kada Jėzus ateina, pasikeičia kažkas, mes pradedam skraidyti. Ta versmė ir yra ta dovana. Kada, pavyzdžiui, aš pamatau nuostabius brolius, paimsim pavyzdžius, Marijampolės, taip, brolius ir sesuo. Optimizmą aš matau, džiaugsmą ir tokį tvirtumą, ta prasme. Ir aš suprantu, kad kažkas juose yra, kažkas yra juose. Ir man taip knieti sužinot, kas yra juose. Mes žinom, kas yra juose, bet ta šaltinis, suprantat, ir jis pasireiškia įvairiais būdais. Kažkam per džiaugsmą, kažkam per pasisakymą, kažkas šokti nori. Girdėjau šiandien vieną asmenį, galiu pasakyti, aš nesakysiu kas, gerai, tai neišduosiu. Vienas brolis sako, klausyk, aš 10 metų svajoju, galvoju, kaip būtų faina bažnyčiai šokti.
Įsivaizduojate? O, sako, palaukit. O kokiu pagrindu? Nepadoru? Ne, tai sako, juk jeigu džiaugsmas viešpatie, jeigu šventė, tai ką darom per šventę? Per šventę galima šokti. Pilnai galima šokti, brangiai. Gerai, aš nukrypau. Bet. Viskas rinksim kėdės laukia. Taip, kėdės laukia eisim šokti. Čia gera mintis. Bet tegul tai būna ne išorė, ne tam, kad kiti šoko. Bet jeigu mes norim ir jeigu ateina laikas, kada mes sakom, aš viešpatie dėl tavęs noriu išreikšti šitą džiaugsmą, kasgi mums gali trukdyti? 5 minutės liudijimą galima? Tai reikia į gatvę šokti. Jeigu girdės tave tiesioginiai transliacijai. Aš galiu ateiti. Tai tu ateisi šalia manęs. Gal aš pajungtas, aš nežinau. Nu ateik, 5 minutės, nu šokt nori. Tai va, tai labai toks trumpas liudijimas, kad kada atėjo situacija labai sunki ir buvo taip, kad buvau davęs viešpačiui pažadą, kad nesiskolinsiu, nes jis mane vedė iš skolų ir toje vietoje aš sulaužiau tą pažadą, neišpildžiau per savo gyvenimo aplinkybės spaudžiant. Ir atėjo toks momentas, kad aš kai supratau šitą ir priėmiau sprendimą pasiskolinti, atėjo labai didelis blogumas. Nes spaudžia aplinkybės, ten nesivelsiu gilin. Ir grįžau namo ir taip blogai buvo, sakau, viešpatie, aš tau, net melstis negaliu, bet aš šoksiu. Aš užsidėjau savo hausą, tai ką aš mėgstu, ir aš šokau 1,5 valandos. Ir man tada nuėjo viskas, visas tas blogumas pasitraukė ir aš nuėjau visiškai ramus miegot. Tai va tiek. Aleliuja. Tai prisipažinsiu, namuose ir aš šokt pradėjau. Taip. Vienas. Taigi versme ir iš tikrųjų, brangiai, link kur aš čia kreipiu link to, kad Dievo dvasia trokšta šito pripildymo tavęs, kad tu būtum kupinas to džiaugsmo, dėkingumo, malonės, meilės, susitvardymo, ta prasme, kad tie šaltiniai yra kas? Kad tie šaltiniai, suprantat, kitus, kaip pasakyti, užkabintų šitas poreikis. Ir mes klausim, kodėl žmonės, ir šiandien naujų veidų matau, sveikinam jūs ir priimam, jauskitės kaip šeimoje, ta prasme, dėl ko ateina? Ateina dėl to, kad yra gyvybės vanduo čia tarp mūsų ir mes dalinamės iš mūsų šaltinių, ta prasme, iš šventosios dvasios viskas kyla ir šitos versmės kyla ir mes džiaugiamės. Taigi, Jėzus yra duona. Jeigu mes sakome, kad jis numalšina mūsų troškulį, gali būti, kad ta prasme, susidursi su tam tikrom trumpom dykumom. Man teko praeiti ilgą dykumą, troškulį, kada aš ieškojau viešpaties ir tai truko metus laiko, galbūt 1,5 metų. Tai yra toks, kaip pasakyti, tu supranti, kad viešpats išklauso tavo maldą, tu supranti ir skaitai raštą, ir supranti raštą, bet viduje labai aiškus toks suvokimas, kad viešpats veda dabar į kitą sezoną, kurio niekada nematei, niekada nesupranti ir nežinai kaip eiti, kadangi niekas nemokina, niekas nepatarė ir niekas to nėra praėjęs. Bet tu aiškiai supranti, kad yra dykumos periodas ir kada įsijungi kažką ir paklausai kitų brolių arba seserų, taip, sako, aš praėjau per šitą ir reikia praeiti. Ir iš tikrųjų tas periodas baigėsi, kada viešpats įveda į naują sezoną. Tai yra į artimesnius santykius su juo. O dykuma, žinote, kam reikalinga? Dykuma reikalinga tam, kad mes mirtumėm savo, kaip pasakyti. Čia galbūt kai kam nuskambės labai religiškai, aš dabar turiu savo mirti, bet kada iškyla šitas, ta prasme, man remti savo pastangom ar nesiremti. Aš neturiu savo jėgų. Aš galiu save pradžiuginti, ta prasme, negaliu. Ir kas trukdo, kad viešpaties džiaugsmas įsilietų mano sielai? Yra tam tikri dalykai, vadinasi, šitų dalykų nereikia. Ir kaip pavyzdys, Jonas išeina 1,5 valandos, šoka viešpačiui ir džiaugsmas ateina. Ką jis daro? Jis praleidžia 1,5 valandos su viešpačiu. Aš galėčiau sakyti, fainas serialas, įsijungsiu, futbolo rodo arba krepšinį, ting televizorių ir 1,5 valandos praleisti ten.
Taip, mano akytės labai pasidžiaugs, taip, vidus laikinai pasidžiaugs, bet vis tiek šita tokia tuštuma jinai liks. Ir po šito serialo vis tiek sakyti, kažkas čia ne taip. Taigi, brangiai, noriu pasakyti, paraginti, padrasinti tave, neišsigask to, jeigu ateina va šita emocija, šitas, sakys, Audriau, tu čia pamokslauji, kad rimtis jausmais. Ne apie tai kalbu, brangiai, aš kalbu apie tai, kad atpažįstame buvimą ir santykį su Dievu. Ir jeigu ateina sausra, jeigu ateina troškulys ir noras valgyti, vadinasi, tai mes turime eiti į artimesnius santykius su juo. Suprantat, ką noriu pasakyti? Dabar Jėzus yra duona. Mato 6 skyriuje 11 eilutė. Mes žinome šitą maldą. Dieve, Tėve mūsų, kuris esi danguje, mokome mintinai. Kas tose eilutėse yra pasakyta? Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien. Mes galim sakyti, Audriau, tai yra Seno testamento malda, kad tai iki Kristaus yra, taip? Iki jo nukryžiavimo, iki jo prisikėlimo, iki naujosios sandoros pradžios. Gal ir galėtumėm nesiremti tą prasme ir užmiršti tą eilutę. Bet čia mokytinius mokino. Ir mokino gero dalyko. Kokio dalyko? Kasdienės duonos duok mums šiandien. Apie kokią duoną čia kalbama? Apie fizinę? Taip. Čia kalbama apie fizinę duoną. A čia kalbama apie dvasinę? Taip, apie dvasinę. Šitas graikų kalbos žodis neįvardina apie kokią duoną. Todėl mes ateiname ir sakome, Dieve, kasdienės duonos duok mums šiandien. Pamaitink. Ir kada tu turi tokį alkį, kaip aš sakau, skaitai raštą ir tave užkabina kažkokia tema, nesvarbu. Burbulio vertimas, King Jameso vertimas ar dar kažkoks. Bet tu supranti, kad, koks skanus Dievo žodis. Aš noriu studijuoti. Aš noriu paragauti. Ir kada yra toks nepasitenkinimas kažkoks tai, žinot, kai tuščias skrandis, koks pojūtis yra? Pojūtis nekoks, tada ir kiti blogi kiti, taip, kada pavalgai nusiramini, šalomas ateina, taip, kūniškas tas toks. Bet, brangieji, aš noriu dar vieną dalyką iškelti, ką dvasia iškelia. Mes sustinkame tokius žmonės, kurie alksta ir trokšta. Ir jie, kaip maži vaikai, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, jiems yra blogai. Ir todėl, kad jiems yra blogai, pradeda kabinėtis, pradeda reikšti nepasitenkinimus ir pradeda žiūrėti į bažnyčią, bažnyčia bloga, valstybė bloga, kaimynas blogas, žmona bloga ir tie vaikai. Ką transliuoja toks žmogus? Mes turime mokintis atpažinti, ką transliuoja. Mes sakom, koks nepatogus žmogus, iš vis, duris uždarysiu, iš grupės išmesiu ir iš vis nenoriu su juo susitikti. Ir čia yra kūniška reakcija, kūniška. Mes remiame savo mums nepatogų, nebrangiai. Tai transliuoja, kad žmogus alkanas yra. Ir kada tu ateini su Dievo žodžiu, ne visada alkanas priima. Taip, kartais gali tave pasiųsti, nuleisti laiptinį žemyn iš 2 aukšto ir sakyti, viso gero, ateisi kitą kartą. Nieko tokio. Mes esam kantrus ir mes sakom, melsiuos už tave, aš ateisiu kitą dieną ir mes pasikalbėsim, kada tu nusiraminsi. Bet tavyje yra troškulys. Tai jeigu tu susitinki su tokiu žmogum, nesvarbu, gatvėje, namuose, pažįstamas, bendradarbis ar kažką, pas jį yra troškulys. Pas jį yra šita tuštuma neužpildyta ir jeigu jisai nepažįsta viešpaties kaip gelbėtojo, tai tu su savo šaltinėliu turi didžiulę jėgą vesti jį prie Kristaus, kas kaip ta moterį, taip, pagirdytų ir jinai nurimtų, jisai nurimtų, jie nurimtų. Supranti, tavyje yra šaltinis. Ir čia apie duoną. Duonos kasdienės duok mums šiandien. Pasimaitinti. Kai kas gal pasimaitina savaitėje, taip, vieną kartą į savaitę gauna. Geras pamokslas, viešpatie tavo apreiškimas, haleliuja. Ir tai mes skrendam ant sparnų. Skrendam. 3 mėnesiai ir jau leidžiamės žemyn ir sakom, jėgos silpsta, vidinės. Ir tada mes sakom, atleisk viešpatie, aš ateinu pas tave. Iš tikrųjų, nieko nėra geriau, kaip būti šalia šaltinio ir gerti tą gyvybės vandenį ir būti prie tavęs, kuris esi duona. Jono 6 skyriui, kalbėdamas, reiškia fariziejams apie duoną, sako, aš esu ta gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas ir kurį aš atiduosiu už pasaulio gyvybę. Vėl kalba fariziejams, kalba žmonėms, kurie turi tuštumą. Sako, aš esu ta duona, aš atėjau, imkite ir valgykite. Ir apie ką jisai kalba? Jisai kalba apie save kaip asmenį.
Sako, aš esu šita gyvoji duona nužengusi. Kas valgo šitos duonos? Ką reiškia, kas valgo? Kontekstą galite atsiversti Jono 6 skyrius ir pamatyti. Kas tiki? Valgymas tai yra tikėjimas viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir fariziejams jis sako, jūs negalite suprasti, nes netikite. Ir tarp jų prasidėjo ginčiai, tarp jų prasidėjo, kaip aš sakau, trintis. Ir ateina trintis ir ginčiai ateina dažniausiai iš to, kad yra nesupratimas, žmonės nesupranta. Bet čia sako, aš esu šitą duoną. Ir kada mes dalyvaujam viešpatės atminimo vakarienėje, mes valgome šitą duoną, mes geriame šitą kraują, taip? Nes Jėzus toliau, tiems, kurie nesuprato, Jono 6 skyriuje jisai kalba fariziejams, kurie masto visiškai žemiškai ir pas juos yra jungtas loginis mąstymas. Va šitai, va, 2 antenas parodysiu, loginis mąstymas. Jis pabandė pakalbėti apie dvasinius dalykus, kad aš esu šitą duoną, jūs patikėkit mane, aš esu tas, kuris galiu patenkinti jūsų poreikius, aš esu tas mesijas. O jie savo kūniškų šito loginių mąstymų jungia, sako, palauk, tai mes dabar tave turim valgyti, ką mes čia kanibalai. Ir šiandien šito netikėjimo apraiškos yra kai kuriuose galbūt sluoksniuose arba teologijose, kur sako, klausykit, negalima sakyti, kad čia šita taurė yra jo kraujas ir čia ta duona, ta maca, kurią mes naudojam, yra jo kūnas. O kaip negalima vadinti? Tai ką, čia įvyksta transformacija, kaip pasakyti, tai mes iš tikrųjų kaip kanibalai valgom jo kūną ir geriam jo kraują? Kaip tai vyksta ta prasme? Ir čia irgi yra netikėjimo tam tikras laipsnis, kad mes ateinam pas asmenį, kuris yra šita duona ir yra šitas kraujas, ir mes dėkojam jam. Ir kada mes dėkojam, iš tikrųjų Jėzus sako, šita duona ir šitas vynas iš tikrųjų, sako, yra mano kūnas, iš tikrųjų yra mano kraujas. Ir viskas. Ir čia galite klausti viešpaties, kaip tai suprasti. Aš nesu šventoji dvasia. Bet jis taip sako, tai yra mano kūnas ir tai yra mano kraujas. Bet brangieji, mintis yra, mes ateiname pas asmenį. Mes ateiname pas asmenį, kuris sulaužė savo kūną ir atidavė savo kraują. Ir mes dalyvavome viešpatės vakarienį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos nuodėmės tau yra atleistos. Ir šiandien nesvarbu, su kokia kaltės uodegom ateinu į bažnyčią, aš pasitikiu jo darbu ir žiūriu į šitą taurę ir aš sakau, ačiū tau, Jėzau, kad ne mano pastangom, religinim ar bet kokiom pastangom, aš jaučiuosi gerai, esu išteisintas ir esu tavo dvasio ir tiesu. Aš esu todėl, kad tu numeri už mane ant kryžiaus. Ir visos tavo nuodėmės yra atleistos. Nesvarbu, ką sako tavo logika, atsiprašau, aš vėl apeliuoju į logiką. Jinai kartais būna gera, kada studijuojam raštą. Bet aš kalbu dabar iš neigiamos pusės, kad logika kartais mums trukdo. Mes turime atidėti logiką ir eiti tikėjimu. Ir kartais būna prieštaravimas tarp logikos ir tikėjimo. Ką mes renkamės? Logika ar tikėjimą? Mes sakome, nesuprantu viešpatie, kaip čia yra, kaip čia veikia, bet aš renkuosi tikėti. Tikėti, kad taip ir amen. Ir kada jūs gaunat kažkokį vienokį ar kitokį apreiškimą, tai yra iššūkis jūsų senam supratimui. Ateina šventoji dvasia ir apšviečia, skaitant raštą, būnant bažnyčiai ir panašiai. Tu sakai, wow, viešpatie, o kaip paskui suprast? Ačiū tau. O kaip čia suprast? O viešpats sako, ne tavo reikalas suprast, tu priimk tikėjimu. Ir kada tu priimi tikėjimu, priimi tą duoną iš dangaus, taip, duoda tau gyvybės ir susidėlioja tada visą dėlionę. Nes aš, kaip pavyzdys, aš buvau tokioje mokykloje, kur negalima remtis šitą eilutę ir negalima skirstyti žmogaus į 3 dalis – kūną, sielą ir dvasia. Negalima. Aš pats to mokinau, ta prasme, kažkiek mokinau. Bet prieš 3 metus, kada aš susidūriau su šituo apreiškimu, kurį gavo vienas žmogus, aš sakiau, gerai, tai apreiškimas šito žmogaus. Dievas jam davė, aleliuja, aš už jį džiaugiuosi, aš čia prie ko, taip? Bet kada aš pasiklausiau šitą apreiškimą, kada aš atsiverčiau žodį ir aš sakau, gerai viešpatie, aš nesuprantu, bet tu mokink, aš leidžiu tau mokinti, nežiūrint to, kad čia yra pristatyta daug teologinių pilių. Ir pradėjo griauti šitas pilis, nes šventoji dvasia pradėjo rodyti man asmeniškai. Ir šitos pilis sugriuvo ir Dievas parodė tai, ką turėjo man parodyti ir man viskas taip susidėliojo. Ne tik man, bet čia kalbame su daugeliu. Taip viskas susidėliojo. Kas mes esame Kristuje ir koks mūsų krikščioniškas gyvenimas ir panašiai. Gerai, toliau keliaujam. Mokiniai. Ką turiu omeny? Ten buvo situacija, labai paprasta iliustracija. Mato 14 skyriuje. Atėjus vakarui prie mokiniai tarė,
Čia dykvietė jau vėlus metas. Brangieji, čia situacija, kada atėjo didžiulės minios. Sako, 5000 vyrų neskaitant moterų. Palauk, kodėl neskaitant? Skaičiuokim, kaip yra teisingai. 10 000, plus vaikai, taip, nu gerai, pora po 2 vaikus. Paskaičiuokim, kiek žmonių atėjo pas mokytinius. O mokytiniai ką? Ups, ką daryti? Bet Jėzus jiems parodė stebuklą vieną kartą, kada pamaitino minę. O dabar yra antra situacija. Ir atėjus antrai situacijai, čia sako, čia dykvietė jau vėlu paleis šitos minės. Jo, kad nuėjęs į kaimus nusipirktų maistą. Bet Jėzus jiems atsakė, žiūrėkit, nėra reikalo jiems išeiti. Jūs duokite jiems valgyti. Apie ką kalbama? Taip, ten buvo stebuklas konkretus. Duonos padauginimas, žuvies padauginimas ir panašiai. Bet dabar kaip principą, mokiniai, sako, viešpatie, tegul jie eina kažkur kitur ieškoti to dvasinio maisto. Aš dabar šneku, bendrauju čia su tokiu vienu kaimynu. Nu jis man kaip rakštis, aš nenoriu su juo šnekėtis ir bendrauti. Aš suprantu, kad pas jį yra problemos, ir pas jį yra tuštuma, ir pas jį yra alkis. Nu tegul eina, pasižiūri, pasiskaito. Va, geriausiai, aš jam traktatą duosiu. Aš sakau apie save liudiju. Aš jam traktatą duosiu, pasiskaitys, gal viešpats pramuš jo kamščius ir nusiramins, ateis pas viešpatį. Ir toks gaunasi, kaip pasakyti, tu nueik. Ir aš vakar, pavyzdžiui, sutikau vieną vyruką, kuris pasitikėjo Jėzumi kaip savo gelbėtojų. Jis buvo mūsų kaimynas. Prasipylęs, pardavęs viską, ką galėjo parduoti. Ten buvo galvos skausmas. Nu ir kiek galėdavai sugirtų labas, pasišneki ir viskas. Bet kad užtektų drąsos nueiti ir su juo pasikalbėti apie viešpatį, galvoju, nu kurgi apsinešęs, ko su juo kalbėtis apie Jėzų, gyvybės vandenį nešti arba duoną nešti, išmėtis. Ir praeina kažkiek tai laiko ir aš suprantu, kad kiti broliai Kaune, kažkokiais tai būdais Dievas suvedė, paskelbė Evangeliją, žmogus įtikėjo, aš ateinu į vieną bažnyčią, praeitą. Ir stovi šitas žmogelis. Brolis stovi, švyti kaip saulė, aš gyvenime tokio jo nesu matęs. Jisai švyti, jis išėpė, sako, šiandien aš apsisprendžiau priimti vandens krikštą, todėl kad jis pasitikėjo viešpačiu. Ir tu matai, kad tas žmogus, kuris buvo visiems kaimynam, rakštis atsiprašant ir visi galvoja, oje, tik ne šitas, tik toliau, gal policijai skambinam. Buvo ir tokių situacijų. Dievas ateina, Dievas pamaitina, taip, ir jisai tampa tuo, pats pasisotinės, jis tampa naujų to kūriniu ir galiausiai susidurėm su tokiam situacijom, duokite jiems valgyti. Grįžtu vėl prie šitos eilutės. Ką mes turime duoti jiems? Mes turime jiems duoti tai, ką mes patys turime. Gyvybės duona, vanduo, taip, tai, kuo mes patys pasimaitinam. Ir jeigu, pavyzdžiui, šiandien emociškai ir sieloje visiškai aš nesijaučiu, kad aš galiu duoti, tai tu ir nieko negali duoti. Tu gali duoti blogą emociją. Tai aš einu pas viešpatį, aš atsigeriu šito vandens, aš krikštauju, taip, aš sakau, viešpatį, ačiū tau, kad tu esi gyvybės vanduo, kad tu esi ta gyvoji duona, tu pamaitini, aš pasisotinu viešpatį. Ir va ta duona ir tas kraujas, taip, vėl noriu grįžti prie to, kad nėra jokio pasmerkimo, brangieji. Mes ateinam pas viešpatį, kuris pamaitina ir nuramina tavo sielą dėl amžinybės, dėl santykių. Jisai sako, niekuomet aš tavęs nepaliksiu. Viešpatė, bet aš jau visą savaitę nejaučiu tavęs. Nu ir kas, kad nejauti, o viešpats paliko? Ne, jo pažadas nesikeičia, ne. O kaip turėčiau, kaip? Ateik į bendravimą su manim. Nori džiaugtis vietoj to, kad bambėti. Ateik į santykį. Tiesiog tu turi troškulį viduje. Ir tas troškulys skatina tave ateiti. O dažnai žinote, kaip būna, kūniškai kaip elgiamės. Ai, tai blogai, tai troškulys, nieko nenoriu. Ai, Biblija, nelimpa ta Biblija, dar skaityti, šiandien neskaitys. Ai, bažnyčia. Ne, noriu šiandien įti į bažnyčią. Ne. Ką ten, man blogai, jaučiuosi emociškai blogai. Bet čia yra tik siela, brangieji. Mes sakome, ne, aš naujas kūrinys esu. Viešpats yra mano dovana, viskas, siela nurimk. Kaip Dovydas mes pradedam šnekėti savo sielai, nurimk sielą. Nes viešpats atleido, viešpats priėmė, jis yra manyje, jis niekuomet manęs nepaliks ir nepleis, aš esu jo rankoje ir tėvo rankoje, jis yra su manim, jis yra paruošęs daug nuostabių dalykų ir jisai netgi sako, kad aš esu šaltinis. Taip, tai vadinasi, kitiems reikia manęs, kitiems reikia to gyvybės vandens ir kitiems reikia to maisto. Nes kartais, kaip pasakyti,
žiūrim šiek tiek kreivai, jeigu, šiek tiek, nes esam jau, kaip pasakyti, pakankamai persivalgę, įvairiausių pamokslų. Bet kada ateina kažkoks žmogus ir sako, klausyk, gerą daiktą turiu, tau perlą išryti. Ne, noriu tų perlų, jau prisiklausiau šitų pamokslų, nebereik, tegul šventoji dvasia man kalba. Bet, gerai, pasakyk, ką tu ten turi. Ir taip, ras ir tu išrideni tai, ką tau Viešpats davė, asmeniam susitikime su tavimi. Ir tu sakai, wow, žiūrėk, sesė, kokius perlus tau ridena. Tai tas pats Viešpats turbūt ir man yra paruošęs. Amen, amen. Atmeskite bet kokią mintį, kad Viešpats į tave žiūri kreivai, žiūri šiek tiek per atstumą, todėl, kad tu esi tokia, toks ir kažką netaip darai. Melas, mesk visą šitą melą į šiukšlių dėžę, kur yra ten kampe. Taip? Viešpats myli tave ir sako, aš trokštu bendravimo, aš trokštu pagirdyti to gyvybės vandenį, aš trokštu duoti tos kasdienės duonos, kad tu džiūgautum, jaustum gyvenimo pilnatvę, kad tu jaustum šalomą visose srityse ir nebūtų jokio susirūpinimo. Susirūpinimas rodo, brangiai, susirūpinimas, emocija, mūsų siela rodo, kad siela blaškosi. Ir sakau, palauk, o ko tu čia nerimauji siela? Viešpats yra mano šalomas, o ko tu čia dabar nerimauji? Nerimas? Iš kur tas nerimas ateina? Dėl kokių dalykų? Paieškokim šaknis. O to šaknis ateina dėl to, kad mes jungiam savo logiką, bandom eiti savo pastangom, bandom užpildyti šitą tuštumą kažkokiais kitokiais dalykais. Mes viską atmetam ir ateinam. Jėzau, tu esi mūsų šaltinis. Tu esi mūsų gyvybės vanduo. Tu esi mūsų duona. Ir ačiū tau. Todėl, pabaigai, nėra jokio pasmerkimo, taip? Be kaltės. Pas Jėzų nėra kaltės. Kaltė buvo uždėta ant jo. Mes šiandien dėkojam už tai, kad kaltė buvo uždėta ant jo. Jėzus tavęs nekaltina, tėvas tavęs nekaltina. Viskas yra, visa kaltė, teismas jau įvykęs prieš 2000 metų. Teismo nebus tau. Atsistosi taip atsiimti gerą, blogą darydamas prieš Kristaus teismo krasį. Bet šiandien Jėzus beldžiasi į tavo širdies duris ir sako, jeigu tu turi tuštumą ir manęs nesi priėmęs į savo širdį kaip gelbėtoją ir viešpatį, aš noriu ateiti pas tave. Aš noriu ateiti kaip tas, kuris myli tave. Aš noriu ateiti tas, kuris atgaivins, atstatys, palaimins, duos tau džiaugsmą, duos tau ramybės. Aš neateinu tas kaip teisėjas mušti tave su lazda ir nurodinėti tavo trūkumus. Aš ateinu tam, kad būti tavo geriausiu draugu. Ar tu nori šitokį asmenį įsileisti savo gyvenimą? Ar tu nori pasikviesti ir sakyti, viešpatie, užpildyk šitą tuštumą. Aš noriu turėti tave, santykį su tavimi ir amžino gyvenimo dovaną. Jeigu kas nedrįstate pasakyti, tiesiog melskimės kartu su manim. Viešpatie Jėzau, ateik į mano gyvenimą. Aš atveriu savo širdies duris. Ateik viešpatie. Būk mano viešpats. Būk mano gelbėtojas. Tu esi mano gyvybės šaltinis. Tu esi mano gyvoji duona. Ačiū tau viešpatie už nuodėmių atleidimą. Ir kad tu mane priimi tokį, koks aš esu. Amen. Haleliuja. 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 Kas jaučiate troškulį savo širdį? Dėl ko? Dėl ko? Haleliuja. Nerimas iš šitos salės, iš šitų širdžių eina lauk Jėzaus Kristaus vardu. Nėra ko tau nerimauti. Visatos kūrėjas yra tavyje ir su tavim. Nėra ko nerimauti. Jisai tik tai sako, pasitikėk manim. Vakar VŽB 30-metis. Atsistoja vyrukas, kuris liudija apie Kristų ir sako, 50 metų aš nedirbu jokio darbo. Viešpats man tik tai pasakė, pasitikėk manim ir aš pasirūpinsiu. Ir jis keliauja po visą pasaulį, išmaišė 80 šalių, jis nežino, iš kur turės pinigų kitą savaitę, bet jis gyvena pasitikėdamas, kad Dievas jo pasirūpins. Ir jis keliauja, ir Dievas rūpinasi visais poreikiais, ir jis skelbia Evangeliją, ir Dievas jį galingai naudoja. Ar tai nėra įmanoma tau, man, mums? Čia yra pasitikėjimo klausimas. Todėl laiminu tave, viešpatie Jėzau, mes kaip tikintieji, iš tikrųjų, mes kaip tikintieji kartais išdžiūstame. Kartais remiame savo logiką. Kartais remiamės ir sakom, aš nesuprantu, bet viešpatie, mes ateinam pas tave kaip asmenį ir sakome, viešpatie, štai aš esu, tu mane priimi ir trokšti bendravimo. Tai yra amžinas gyvenimas, susitikti ir bendrauti su tavim. Ir iš to bendravimo viešpatie su tavimi
atsiranda vaisiai. Kaip vaikai šeimoje, taip mūsų gyvenime atsiranda vaisiai. Džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, susivaldymas, dvasinės dovanos, tarnavimas. Net ir kaip šitie mokiniai, kurie bandė loginiu būdu išspręsti problemą, Jėzus sako, nėra reikalų jums remti savo logiką. Eikite tikėjimu ir jūs pamaitinkite šitą minį. Nes Jėzus nesusimaišė jo protas. Jėzus sako, jūs galite pamaitinti šitą minį. Todėl aplink esantis jūsų žmonės, jūsų mylimi žmonės, jūs turite tai, ko jiems reikia. Jūsų viduje yra tai, ko jiems reikia. Tik tai nebijokite, pasitikėkite ir drąsiai dalinkitės vandeniu, duona ir visais tais vaisiais, kuriais turite. Haleliuja, laiminu tave, laiminu tave, laiminu tave, kiekvieną iš jūsų. Haleliuja. Jeigu kas nors turite paliudijimų į šitą temą, sausros ir lietaus iš dangaus paliudijimą, ką jūs pergyvenat dabar šią savaitę, praeitą savo, dabar šiandien, ateikit, paliudykit, ateikit. Nu pasakykit, kad jūs irgi išgyvenat tą patį, ką ir aš, prieini ir gauni malonės lietaus. Ateikit. Aš tai tik tai tokį trumpą, nes dabar tai esu perpildytas tiesiog, kiek Dievas išliejo. Tai vat, yra, kitą kartą manęs klausia va, tos vietos, ne, nes užknisu aš visus, žinai, su savo perpildymu, žinai. Nu, kas per daug tas. Neišsiduok, broli. Bet, ne, jis pats perpildytas, dėl jo tai viskas gerai, aš ne apie jį. Taip. Bet suprantat, sako, mažame paslaptis yra. Kai jūs išgyvenat viešpatį arba jisai pradeda švelniai belstis į jūsų širdį, aš padarau paprastą sprendimą, kad man nesvarbu visa kita, kas aplinkui yra. Aš pradedu jo mėgautis. Ir tai yra jaučiama. Tai yra jaučiama, nebijokite emocijų ir jausmų. Tu pajauti užpylimą va to. Jis neateina, jis gali ateiti, aišku, kaip visa ryjanti ugnis ir su žemės drebėjimu ir su audra, ne? Bet kitą kartą mane nebūna viešpatės ir tas švelnus patiksenimas. Ar tau aš įdomus? Ar tau aš svarbus toj akimirkoje? Nes yra aplinkybės, kurios tave spaudžia. Ir jos, aš nesakau, kad pas mane jų nėra. Man lygiai taip pat jų yra. Ir toj vietoj... Kitam perdus. Tai va, ir vat, toje vietoje tu tiesiog leidi Dievo dvasiai tave pildyti. Nebandai jai nieko įrodyti, nebandai jos pritemti prie savo aplinkybių, ar kaip tave turi ten pataisyti, ar ištaisyti, ar padėti tavo, ne? Bet iš tikrųjų leidi, kad jinai vestų. Nes va tada tas perpildymas yra per viršų visą laiką. Kai tu nusprendi, kad gerai, aš pasitikėsiu tavo meilę. Aš tiesiog būsiu tavo mylimas. Ir ne mano sąlygom, bet tavo sąlygom. Ir tada to yra tiek daug, nes aš klausiausi Audrelio ir kai pradėjau sakyti, kad Jėzus yra vanduo, nes aš vakar, šiandien atsibudau, ta prasme, su didžiausiu dėkingumu ir visišku nuovargiu. Nes po vakar dienos, vis tiek, tai buvo veiklių žmonių tas 30-metis, tikrai teko daug prisidėti prie organizavimo, veikti, daryti, nešti ten ir visą kitą daryti, bet kaip ir pervargęs toks nuovargis ir šitoj vietoj sėdžiu, žinai, Audrius pradeda kalbėti ir mane perpildo. Ir aš pradedu dėkoti, džiaugtis, kiekvienu žodžiu, tiesiog išgyventi ir mėgautis, ką Dievas daro. Tai tikrai esu labai palaimintas, kad jūs čia esat.
tiek daug asotėlių gražių. Dievo mylimukų, Dievo brangenybių. Rimuką šiandien pamačiau iš ryto, toks palaiminimas įžengia. Grasiai glėbė, aleliuja. Toks kaifas iš tikrųjų, nu, kad jūs kiekvienas tokie brangus Dievui ir taip gera, ir tai prisipildo. Sako, plūs iš jūsų vidaus gyvojo vandens šaltiniai, nes nieko padaryti negali su savim. Kai Dievas užpildo, tai ir užpildo. Tas žodis jis daugėja, va Audriai, užteko kiek čia, valandėlės, ne? Ir perpildė, tokį bidoną atrideno mum. Bet nieko tokio, brangieji, jeigu einat per kažkokį, nu, va, tą sausros sezoną, nesvarbu, kiek 10 minučių tęsiasi ar kažką, nėra tame kaltės. Tu aiškiai supranti, kad tavo asotėlis, tavo vidus turi prisipildyti. Ir pavyzdžiui, aš jau liudijau apie save, reiškia. Pranašystė buvo apie mane, kada mes su Simona, ta prasme, naujas etapas. Atvažiavome į kažkokią konferenciją, žmogus nori pasimelsti, atsistojom, pasimeldė. Ir jis sako apie mane tokius dalykus, kur gali žinoti tik Dievas. Pasakė, kas buvo, kas yra ir kas bus. Jis sako, tu gražus asotėlis iš išorės. Reiškia, išorinis mano tarnavimas yra labai gražus, daug pastangų, išpieštas, bet viduj tu esi tuščias, išdžiūvęs. Ir sako, nepergyvenk. Aš savo vandeniu pildysiu tave ir tol, kol pildysiu, būk ramus, nusiramink. Ir kada pripildysiu, tada per viršų jau kai tekės, tai jau tekės, atsipalaiduok. Todėl nėra jokio pasmerkimo, brangieji, nėra jokio pasmerkimo, per kokį periodą eini. Jeigu yra tam tikras sausros sezonas, mūsų pasitarnavimas yra tam, kad greičiau tavo asotėlis būtų pilnas, tu atsigautum, atsigaivintum. O kaip įvadė buvo jo brolis Pranas, kitą sekmadienį sulauksim Dievo malonės, prisiliesim dar prie vieno nuostabaus dalyko - meilės. Dievo meilė. Nu va, viskas ateina iš santykių su juo. Ar turite, kas dar norite? Trumpai, viešpats prašo, nemeskite savo darbų, bet juos prašykite, kad išvystytų, kad galėtume remti tokius žmonės, kurie nedirba. Nu, ta mintis čia be pasmerkimo, viskas gerai, žinau. Čia žodis kažkam buvo, bet kitas žodis yra, jeigu viešpats ragina mesti darbą ir eiti paskui jį, tai tada jau gal eikit, jau geriau eikit. Ar turi dar kažkas iš šios dienos temų? Ateik. Aš kažkur prisieksiu, nebijau, neskauda. O, viskas gerai, čia kabai. Jo, čia pagalvojau, tas įvykis gal buvo šiek tiek ne pats šviežiausias, bet jis labai iš tos dienos temą. Apie tą sausrą, bet iš tikrųjų, kada vaikštai ir jauti, nu kažkas ne taip, atrodo, tu kažką ne taip darai. Kažko trūksta, va tos pilnatvės, lyg ir tiki, lyg ir eini bažnyčią, bet va trūksta kažko. Ir atsimenu, atėjau, man reikėjo eiti į ligoninę pas gydytoją ir kada sėdėjau, laukiau prie gydytojo kabineto, šalia manęs tokia moteris pagyvenusi sėdėjo ir jinai pradėjo pasakoti apie tai, kažkaip jinai ne man pasakojo, ten kažkam šalia, bet lyg ir man. Nu tiesiog, va jai viduj buvo taip blogai, kad jin turėjo išsikalbėti. Kad naktį, kada jinai užmiega, kažkokia jėga ją išverčia iš lovos kiekvieną naktį ir jinai nežino, ką su tuo daryti. Ir aš klausiau ir galvoju, nu, va čia negaliu nutilėti tiesiog. Ir aš jai pasakiau, kad nu, tiesiog kitą kartą, kada ateis tas momentas ir kada ta jėga ją vers iš lovos ar kažkaip, kad jinai šauktųsi Jėzaus vardo. Ir aš jai tai paliudijau apie Jėzų, mes tai pasikalbėjom ir jinai su tokiu taip gėrė, atrodo, ta informacija kaip alkana būtų ir ištroškus. Ir kada aš pasidalinau, man atėjo tas jausmas, mane užliejo džiaugsmas ir aš supratau, kad kada tu kitam duodi tos duonos ir tos vandens, tu ir pats pavalgai. Pats pavalgai ir ateina tas, ta tokia pilnatvė, kad paskui skraidinti kaip ant sparnų. Ir tiesiog nori dar tą daryti ir dar dalintis ir kad ir kiti būtų sotus ir pats. Čia atitinka daug mikrofoną.
Tai čia atitinka duokite ir jums bus duodama. Taip.